pasaulio čempionai, 4 maskviečiai, 3 kauniečiai, aiškinosi tarpusavio santykius. Štai čia daug laiko, daug erdvės. Iki Žalgirio Lietuvos Ryto dvikovos liko vos 2 dienos. Apie artėjantį grandų mūšį šiandien pasakoja Martynas Pocius. Su Lietuvos Rytu Martynai šiemet žaidė 2 visiškai skirtingas rungtynes. Kaip manai, dėl kokios priežasties antrasis mačas buvo žymiai sunkesnis? Su pirma žaidėm neutralioje aikštėje. Namuose visą laiką gal kažkiek lengviau žaisti ir taip pat jie pasimokė iš tų klaidų, kurias darė pirmosiose varžybose ir, kaip pasakyti, tos pirmos varžybos galbūt nieks nesitikėjo, kad laimėsim tiek daug taškų, o antros varžybos, manau, parodė tiek vienos, tiek kitos komandos stiprumą ir kad abi komandos yra lygios ir kad abi komandos yra geros. Ir manau, kaip pasakyti, dabar visą laiką bus tokios nuožmios kovos. Abiejose rungtynėse Žalgiris už varžovų žymiai pranašesnis buvo kalbant apie atsarginių indėlį. Ir tai reiškia, kad varžovų pagrindinių žaidėjų nuvarginimas yra rimtas ginklas pergaliai pasiekti. Gali būti vienas ir iš tų veiksnių, kad aš manau, tai yra gerai, kad pas mus komandoje yra tikrai nemažai žaidėjų, kurie gali pelnyti taškus ir nežinai, kuriuose varžybose kuris žaidėjas gali šauti. Taip kad, manau, tai visą laiką yra pranašumas ir tikėkime, kad taip irgi bus toliau. Pirmose tarpusavio rungtynėse Žalgiris padarė, pabrėšiu, tik 8 klaidas. Tai reiškia, kad galit žaisti be vaikiškų klaidų? Aš tikiuosi, kad mes galim be tų klaidų vaikiškų žaisti. Aišku, visą laiką jų būna, bet kaip reikia stengtis neperdegti, reikia stengtis protingai žaisti ir kaip, viskas įmanoma yra. Bet vėlgi, viskas mūsų pačių rankose. Taurės finale buvot labai motyvuoti. Šeštadienį mačas, kuris iš esmės nelems nieko. Nepritrūks motyvacijos? Ne, vienareikšmiškai tikrai ne, nes prieš Rytą niekada motyvacijos netrūksta. Kad ir kokia lyga bebūtų, kad ir ką tos varžybos bereikštų, vis tiek yra principinis mačas. Bet juk jūs žinot, kad esat be 5 minučių LKL reguliariojo sezono nugalėtojai. Tai sezono nugalėtojai, bet mes taip pat ir norim sezoną pabaigti be pralaimėjimų, taip kad stengsimės ir šį tikslą įvykdyti. Taurės finalas buvo žaidžiamas iškart po dramatiško Žalgirio pergalės prieš Rūdupį. Šįkart turite 4 laisvas dienas po lengvo pasivaikščiojimo su Kauno komanda. Kuris variantas Žalgiriui priimtinesnis? Sunku pasakyti, bet aš manau, kad tas poilsis tikrai į blogą niekada nenueina, nes kai daug varžybų žaidi, kartais ir nuovargis pasireiškia. Aišku, galbūt iš to varžybų ritmo šiek tiek išsimuši, bet manau, kai žaisi prieš Rytą, vis tiek visi 100% susikaupia ir tikiuosi to tokio atsipalaidavimo tikrai neturėtų būti. Siemens Arena. Paskutinis kartas sukelia ne pačius maloniausius prisiminimus. Turiu omeny 7-asias LKL finalo rungtynes. Tai jau buvo labai senai ir viskas, manau, yra pamiršta ir, kaip pasakyti, esam ir to Siemens Arenai laimėję, taip kad nežiūrėsim, kokių daugiau fanų yra, kur žaidžiam, kaip pasakyti, aikštelė yra žaidimas komanda prieš komandą, 5 prieš 5, taip kad reikia žaisti ir viskas. Martynas Pocius išrinktas geriausių VTB vieningosios lygos krepšininkų, surinkęs 31% balsų ir aplenkęs 2 kitus krepšininkus. Martynai, tavo komentaras. Malonu, kad fanų simpatijų nusipelnau, bet, kaip pasakyti, tai daug nereiškia. Būtų žymiai smagiau, jeigu būtume kaip komanda patekę į finalinį ketvertą. Bet dėkui fanam, kurie balsavo, aišku. Grįžtant prie VTB reikalų, ar jau supratot, kodėl Žalgirio nebus top ketverte? Kas be ko, taip supratom ir tai žinom, bet jau nebepakeisi to, reikia sekančiam kovom ruoštis. Daugelis specialistų VTB lygą vadina draugišku turnyru. Kaip šį turnyrą vertina patys žaidėjai? Draugiškas turnyras tikrai nėra, vien dėl to, kad labai daug gero lygio ir aukšto lygio komandų.
Ir taip, kad kiekvienose varžybose nusiteikimas yra ir žaidi prieš gerus žaidėjus, prieš geras komandas ir norisi vis tiek įrodyti tiek savo, tiek komandos vertę ir manau, ta lyga tikrai labai naudinga yra. Dar šiek tiek apie rinkimus. Net 6 lietuviai yra pretendentai tapti geriausiais sezono Eurolygos krepšininkais. Ar ne per anksti daryti tokius rinkimus, kol neaišku, kaip kas pasirodys svarbiausiame finalo ketverto etape? Nežinau, ar per anksti, ar ne per anksti, vis tiek jau tų varžybų Eurolygos tikrai nemažai buvo. Ir bent jau spręsti pagal žaidėjų lygį ir pagal žaidėjų, kaip jie pasirodė šiam sezone, vis tiek jau galima, nes nemažai tų varžybų buvo, nemažai pasirodymų gerų buvo, taip kad, aišku, galima būtų ir spręsti viską po sezono, bet kaip sakiau, išvadas kažkokias jau irgi daryti įmanoma. Ir pabaigai grįžkime ten, nuo ko pradėjom. Koks bus šeštadienio mačas? Greitas, lėtas, emocingas, ramus, su daug taiklių metimų ar daug klaidų? Visko gali būti, jis bus neprognozuojamas, aš manau, ir kaip visą laiką bus tikra kova ir kai bus Žalgiris ir Rytas. Bet. 7 pasaulio čempionai, 4 maskviečiai, 3 kauniečiai, aiškinus tarpusavio santykius. Štai čia daug laiko, daug erdvės.